kaip tu pailsėjai? O, sako, neklaus, labai gerai. Pasėliau 4 vaikus nuo 2 žmonų, žinau, buvusiau, nuvažiavom į Kauno zoologijos sodą. Apsižiūrėt, nu ir ką ten matei? Tu nepatikėsi, mačiau tigrą. Aikštų. Nu, sakau aš tau. Nu ir ką, nu nieko, žinok, vaikšto toks narvelė, kad lytis, toks dryžotas visas vaikšto, žinai, nervuotas, toks tuda, žinai, tuda, aš galvoju, jis bandysiu, sako, negalima tigrui akį žiūrėti. Galvoju, pabandysiu, nu, žinai, kuris morališkai stipresnis. Stovi, žinai, grotas, taip įsikabinės, vaikšto, matau, nervuojasi, žinai. Vaikai irgi stovi, žinai, žiūri. Ir staiga jaučiu, kad pradėjo artėti, matau. Aš taip stovi, žinai, žiūri, vaikai tai apsišiko pabėgo, žinai. Aš stovi, žinai, įsikibęs ir taip prieina prie manęs. Ir taip tik tai man tiesiai į veidą, taip. Halo, turi. Tai palauk, kad turnas, tigras, jisai nesako, jisai sako, prie. Jisai sako, kaip snukių prieina. Tada klaškoji. Nu, dar apie mūsų šauniosius krepšininkus yra. Vyrai laimėjo varžybas, tai linės olimpiadoj, rengėsi, aptarinėjo varžybose, taip, Galis, vienas žiūri, matot, geras ir pėskelnės. Sako, žiūrėk, ką tas daro, žiūrėk, pėskelnės dedasi. Sako, klausyk, tu čia nuo kada pėskelnės nešioji? Nuo tada, kai žmona bardačiokę rado. Nu, ir dar vienas toks nekaltas. Vienas vyriškis pateko į avariją ir sulaužė ant žandikaulį. Gipsai, žmona jo paskambino, sako, žinot, nesinervuokit tik tai. Vyras jūsų pateko į avariją. Nesinervuokit, sako, Jėzus Marija, viskas tvarko, jam tik tai sulaužė žandikaulį, kad 3 mėnesius reikės pagulėti gipse. Sako, ateikit tik tai taip aplankyti. Jėzus lekiu lankyti. Atlekia aplankyti, palatą eina, sako, Jėzus, Alaižai, kaip tu procent rodytas, išėja. Čia, o Jėzus Marija, sako, kad tau liūdna nebūtų, aš čia tau atnešiau džiuvėsėlių pagalbą. Dabar lekiu į darbą, rytoj eisiu į pirmą pamainą, prieš pirmą pamainą ateisiu aplankyti, ką tau rytoj atnešiu, riešutus, sako. Nežinau, čia vaikai dar nesunykęs, kai kurių nepasakoti. Nu, yra toks vienas labai nekaltas, nu, mano tėvas eina Vilniaus gatvėje, kažkas jam vadimui surinko, o, gaidys, aš ne gaidys, aš bulvės. Viskas gal užsako prieš Stasį Povilaitį, gal daug labai neįsijaučiu. Paskui, dar? Nu dar, tai dar, patys prisiprašęs, gerai tokio animalistinės. Sugauna zuikis ir meška auksinę žuvelę, ant 2 kabliukų užkipo vieną. Lokys sako, mano buvo naktinis liekas, mano žuvelė, sako, aš irgi žinau, mano irgi užkipė zuikis. Žuvelė sako, jūs čia nesiginčykit, paleiskit mane, nu savo vieną norą išpildysiu, savo 3, savo tikrai didesnis buvo liekas. Bet sakyk, ko nori meška. Reiškia, tai pirmas noras, noriu, kad visam miške, kur aš gyvenu, visos lokės, visi lokiai būtų moteriškos giminės. Gerai, prašau, tu zuikį ne, aš palauksiu. Reiškia, koks antras noras? Antras noras, reiškia, taip, kad visos apylinkėse, kur visi miškai yra, noriu, kad visi lokiai būtų moteriškos giminės. Gerai, viskas, sakau, tu zuikį ne, palauksiu. Koks trečias? Trečias noras, noriu, kad visoj žemėje visi lokiai būtų moteriškos giminės. Tvarkoj, nu zuikį tu ko nori? Aš noriu, kad šitas lokys būtų pydaru. Nu, ta tema jau, kad nežydinė, bet žmonių vėlgi kalbame Zopo kalba. Gyvena miške, nusprendė Voverytė su zuikučiu, sumest skudurus ir gyvent kartu. Nu, viskas tvarkoj, kaip tarė, tai padarė, sumeta skudurėlius, metus gyvena, antrus gyvena, ir niekas nesusilaukė vaikučius. O taip norisi, šerniukai laksto, šerniukai ūktelėje,
vienbiai tokie. Ir sako, vadovytė sako, einam, žinai ką, einam pas Lėdą, jinai labai protinga, jinai mums patars, ką daryti. Gal kokį mišinuką meilės užvalgys ar dar kažką. Eina, sako, tokia, sako, niekaip nesusilaukėm vaikų, jis sako, nesusilaukti. O kodėl? Sako, todėl, kad tu berniukas, tu berniukas. Nu, va šitą linksmaną tai Ieva Šaukštė Džeimsonas premija. Kviečiame Stasį Povilaitį. Stasį Povilaitį! Iš jūsų reakcijos pirmoji koncerto dalyje pamačiau, jog posūkis senos dainos, geros dainos yra dėkingas. Tad negaliu nepadainuoti šioje scenoje poros esinių praėjusių šimtmečio slagerių. Ir dabar be negeidžiamiausia merginų ir moterų daina Sudeginti kelius.